bet galbūt aš dar norėčiau trumpai mintimis sugrįžti į knygą. Ar šventvagiška, ar ne? Jūs kalbėjote apie tam tikras nuotaikas, kurios knygoje yra atspindėtos, ar šventvagiška, ar ne, bet ten yra išsakyta ir abejonių. Šiokių tokių abejonių. Mes labai mėgstame žmonės kelti, pakilėti truputėlį, ypatingai išėjusius. Ten buvo įvairių nuomonių išsakyta apie Jurgą kaip apie rašytoją. Būtų įdomu taip pat išgirsti kontroversiškų nuomonių apie tai. Na, aš suprantu, kad visada norisi to savotiško konflikto. Knygoje jisai tikrai yra. Mes leidėjai ir Dovilė, aš manau, tikrai galėjome parinkti tik teigiančius, aukštinančius tekstus arba žmonės, kurie kalbės tik gerai ir jausmingai ir visaip kitaip, bet tikslas tikrai buvo kitoks. Ir aš labai džiaugiuosi, kad, man atrodo, mums tą tikslą ir pavyko pasiekti. Mes kalbinome žmonės, kurie, tarkim, nepriima Jurgos kaip rašytojos. Na, jiems tai yra nepriimtina, jie neneigia asmenybės, nes asmenybė žavisi visi ir aš manau, diskutuoti apie tai jau yra tuščias reikalas. Tai yra tikrai išskirtinis reiškinys lietuvių kultūroje ir netgi, sakyčiau, visuomeninėme gyvenime. Žmogus turintis šitokį autoritetą iki šiol. Bet tai, ką sako, pavyzdžiui, Arvydas Juozaitis, tai, ką sako netgi Donaldas Kajokas, tai, ką sako Kęstutis Navakas, tai yra argumentuota nuomonė ir mes juos labai norėjome. Jurga visą gyvenimą nugyveno geisdama kritikos, geisdama vertinimo savo kūrinių, bet taip ir nesulaukė jų, nes buvo arba mylima, arba nekenčiama, nebijau to žodžio. Profesionalios kritikos. Ir tai, aš manau, viena didžiausių jos nelaimių kaip kūrėjos, kad vis dėlto niekas neanalizavo jos kūrybos rimtų literatūrologinių požiūrių. Jis buvo tiesiog atmetama. Iš kitos pusės, ji buvo nepaprastai mylima skaitytojų. Aš galiu pasakyti, kad Jurgos tiražai yra 210 000. Tai yra, aš labai abejoju, ar bendras knygų tiražas Lietuvoje kada nors bus pasiektas. Tai niekas juk varų šitų knygų neverčia pirkti ir skaityti. Mane džiugina tai, kad jos skaitytojas tikrai vis jaunėja ir Pakalnutes atranda. Pakalnučių metus turiu omenyje jos pirmąjį novelių rinkinį, turbūt 3. ar 4. kartą. Ir tai iki šiol, netgi pasakysiu jaunimo terminų, iki šiol veža. Štai čia yra jos fenomenas, kurį mes stengiamės šią knygą paaiškinti. Jokių būdų nenorėdami pasakyti, kad ji verta Nobelio premijos ar kokios nors premijos dar. Tiesiog mes norėjome panalizuoti kūrėją. Apie tai, kas veža, kaip jūs sakėte, visus labai stebino ir traukė didelė paslaptis, kuri nuolat supo Jurgą. Ar ši knyga atsako į visus klausimus, apibendrinantis klausimas? Kas yra visi klausimai? Aš manau, man atsako, ar kitam atsako, jeigu žmogus ieškos, kas Jurgos buvo draugai, ką ji mylėjo, vardų ir pavardžių, tai turbūt neras. Šifruojant galima išsidėlioti, bet tikslas netas. Ras Džoną Lennoną, kuris išdėlė knygą kaip vienintelė. Ras Katę. Nebuvo tikslas, mes sąmoningai, žinoma, pagal turimus faktus mes galėjom padaryti gerą bestsellerį sukalti. Ir tai būtų prasižengta su bet kokia sąžinė ir visu kuo. Bet ar to reikia? Ar tai išlieka? Apie ką mes kalbam? Ar mes kalbam apie asmenybės jėgą, spindesį, patrauklumą, mokėjimą prikelti iš numirusių kiekvieną palūžusį žmogų, kiek palūžusių žmonių aplinkė būrėsi. Ir kiek daug jinai niekam specialiai netiesdama rankos jin prikeldavo, vien savo buvimu šalia. Aš tarkim asmeniškai po jos kompiuteriu, po vieno jos apsilankimo žaibiškai įsigijau, po vieno sakinio, todėl kad atrodė, kaip gyventi pasaulyje be kompiuterių. Sako, tu juokauji,
kitą dieną buvo kompiuteris, jinai taip pat internetą pasiūlė kaip padaryti. Čia kaip buitinis pavyzdys, todėl kad šalia jūros būnant atrodė nieko nėra neįmanomo. Kita vertus, dabar, kada yra jau atotrukis po to, kada Jurga išėjo ir mes matom kelią 46 metų ir tada suvoki, kodėl tiek daug dalykų, kurie gal kai kam atrodė keisti. Ar tam tikra egzaltacija charakterio, ar metimasis į kraštutinumus, ar kelionės. Jeigu žmogus žinotų tą laiką, aš nežinau, kaip jisai gyventų. Matyti nežinojo, žinojo kažkur čia. Ačiū jūsų dėka, Jurga.